Sveiki visi. Labai gera matyti tiek daug žmonių mūsų palapinėje, nes atrodo, kad bus svarbu kalbėti apie tai, kaip neišprotėti, ar ne? Tai turbūt dėl to ir susirinkote. Ir iš karto noriu padėkoti diskusijos dalyviams, taip pat, aišku, festivaliui būtent ir Europos komisijos atstovybei Lietuvoje, kad šią temą šiandien galime šnekėti. Nes gyvename tikrai tokiais ganėtinai įdomiais laikais. Paskutinis penkmetis, tai prisiminkim, ar ne? COVID pandemija, karas Ukrainoje, geopolitinė įtampa, na ir pas mus aktualijos politikos dabar turbūt ne kiekvieną džiuginančios. Tai aš čia vardinu tik tai, kas jaučia pasaulio ir valstybės mastu, bet to, kad kiekvienas patiriame savo kažkokių iššūkių ar krizių. Gal netektys, lygos, gal kažkas neįstojo į savo svajonių profesiją. Ir tas laikas dar labai įdomus dėl to, buvo ranko, ar ne? Tas laikas dar įdomus ir tuo, kad apskritai visą informaciją sužinom iš karto, čia ir dabar. Ir nesvarbu, ar jinai čia, ar Amerikoje, ar Australijoje, ar, nežinau, plungiai viskas vyksta, ar ne. Tai iš tikrųjų galim sužinoti viską labai greitai. Ir dar kitas momentas, aš taip prisimenu laikus, nežinau, kiek iš mano diskusijos dalyvių prisimena, kai, tiesiog būdavo vienas laikraštis per dieną, kurį užsiprenumeruodavo tėvai, ir vakare žinios. Tiek tų šaltinių ir būdavo. O šiandien mes gauname viską iš visur, ar ne? Socialiniai tinklai, jūs patys tampa turinio kūrėjais, jeigu kažką pafilmuojat savo telefonu ir keliat į socialinius tinklus, o kur dar įvairiausio plauko ekspertai, ar ne, kurie žino viską geriausiai ir kokias ten piliulės vartoti ir ką daryti ir taip toliau. Ir šitam visam fone mes ir gyvenam ir atrodo, taigi, kuo daugiau žinom, kuo daugiau turim tos informacijos, taigi turėtume būti ramesni, turėtų viskas mums būti geriau, saugiau. Bet ką rodo tyrimai, kurių yra tikrai ne vienas atliktas, kad būtent dėl naujienų tokio nuolatinio naudojimo ir ypač ne tų pozityviųjų, nerimas auga, depresijos lygis ir taip toliau, ar ne? Tai vėlgi, tikrai negalim kontroliuoti šiandien čia visų tų geopolitinių įvykių, nežinau, virusų, lygų, pandemijų, bet tikrai galim kažkaip pakalbėti apie tai, o kaip valdyti savo nerimą, kaip valdyti tą nerimą visuomenėje, kaip galbūt netapti tais nerimo šaltiniais arba skleidėjais ir kaip stiprinti savo emocinį atsparumą, nes jo be galo reikia. Šitoj geopolitiniai padėtyje, kurioje gyvenam dabar, tai ta įbauginta tokia nerimo visuomenė, tai yra tai puikus taikinys, ar ne, ir tai visai dezinformacijai ir propagandai. Tai tikrai šiandien, kai kalbam ir atrodo emocinis atsparumas, čia psichikos sveikata nėra taip svarbi, jinai yra svarbi dėl to, kad tai jau nėra tik tai mūsų asmeninės gerovės klausimas. Šiandien tai yra mūsų valstybės saugumo klausimas. Todėl labai džiaugiuosi, kad šiandien ant scenos turiu nerealiai smagius diskusijos dalyvius, labai skirtingus, iš labai skirtingų sričių, turbūt matėt, kaip čia užkėjome jau ir prieš tai. Ir su jais tikrai šiandien nesigilinsim, kaip čia, nežinau, laimėti karą ar panašiai, bet tikrai pagalvosime, o kaip galime, išlikti ir pakankamai informuoti, bet kartu išlaikyti tą sveiką protą, neišprotėti nuo tų visų naujienų ir informacijos, kuri šiandien pasiekiama. Tai labai džiaugiuosi pristatydama Aleksandrą Ketlerienę, tai jinai portalo LRT vyriausio redaktoriaus pavaduotoja. Paplojam, padrasinsit ir mus. Taip pat Paulių Mykolaitį, tai geriau žinomas kaip Paul de Miko, tai turbūt visų pirma, Paulius yra jaunimo atstovas, bet be abejo ir turinio kūrėjas ir tikrai socialinių tinklų žvaigždė. 33 metai overtime dirba. Viskas gerai, jaunas žmogus, mums iki 35 kaip minimum, ar ne? Ir labai džiaugiuosi, kad šalia manęs yra Paulius Skruibis, tai yra psichologas, psichoterapeutas, Vilniaus universiteto profesorius ir jaunimo linijos dalininkas, ilgametis valdybos narys ir vadovas buvęs. O aš esu Diana Bukantaitė, plojam dar Pauliam. Jaunimo linijos vadovė ir šiandien moderuosiu šį pokalbį. Ir aš tai labai kviečiu, tema tokia tikrai apie visus, visi viską išmanom ir žinom, tai labai norėčiau, kad jeigu turėsit klausimų, paliksim diskusijos pabaigoje to laiko, tai drąsiai tada prieikit ir galėsit patys paklausti tų klausimų, kurių nepaklausiau aš.
Kažkaip įmanoma ir toj platformoje ten sumest klausimus. Taip. Kaip anonimas gali klausti klausimus ir vėliau apčioje. Taip, tai gal net Sandra ir patikrins, jeigu matys ir kažkaip mums perdos. Tai iš tikrųjų dar nepasisveikinom ir su tais, kurie žiūri mus socialinių tinklų, interneto pagalba. Tai labas visiems ir, na, tai kviečiu tikrai būti aktyviems, galvoti klausimus, o mes ir pradėsim. Tai bendras klausimas turbūt, matot, diskusijos dalyviai tikrai be galo skirtingi, ar ne? Mes patys irgi, kiekvienas turim savo santykį su naujienomis ir informacija, kurią vartojam. Norėčiau taip klustelti, jeigu taip sąžiningai atsakytumėt, nežiūrėkit į kitus, bet kurie pradeda rytą, taip griebdami telefoną, ne dėl to, kad žadintuvą, ar ne, jo, nuspausti, bet dėl to, kad reikia pažiūrėti, kas naktį vyko, ne, jau kažkas tai. Tai va, ir klausiu, iš tikrųjų, nežinau, Pauliau, gal tavęs pirmiausiai, gerai, tai va, kaip tu tas vartoji tą žodis naujienas, ar ne? Ir gal taip paprasta diena, kai dirbi, ar ne, tokia turbūt viena rutina ir antra diena, ir antra dalis, tai o kaip tada, kai jau, laisvalaikis savaitgalis? Tai kokia tavo ta higiena arba rutina? Būtent naujienas. Šiandien naujiena viskas turbūt, ar ne? Laikykim, kad TikTokas irgi ten pilnas informacinių naujienų. Ja, pavyzdžiui, aš dėl ko pasitiksinu, dėl to, kad Instagramą aš vartoju išskirtinai kaip neinformacijos šaltinį. Viskas, kas yra Instagrame kaip informacija, manęs nedomina. Manęs domina kvaili video. Visiškai. Ir aš per dieną, nežinau, gal 10-20 minučių su malonumu juos žiūrėsiu, bet viskas, kas informacija, manęs tenai nedomina. O jeigu apie informaciją kalbant, tai nežinau, gal čia nieko labai ypatingo, tai LRT LT pagrindinis mano portalas, jeigu kažkas vyksta, ten kas nors Aliaskoje nusprendžia susitikti, tai pasižiūriu, ką koks BBC rašo ir turiu Twitter'yje žmonių, kurios žinau, gerai, gal dalis tokių ten patikimų, ten koks Markas Galeoti, kuris ten Rusijos ekspertas yra, arba ten tiesiog kažkokių žmonių, kurie kažką išmano. Tai nežinau, bendrai paėmus turbūt to skaitimo per dieną gal būtų iki kokios, nežinau, valandos. Bet kai atsibundi, griebi tą telefoną pažiūrėti, kasgi. Jo. Okay. Gerai, na tai į kitą Paulių kreipiuosi. Tai aš, kaip ir mano bendravardis, ir esu lygiai taip pat įsivardinęs, kad ten, tarkim, Instagramas nėra naujienų šaltinis, TikTokas nėra naujienų šaltinis. Tiesa, Facebookas turbūt lieka kaip naujienų šaltinis, ar ne, vis tiek, esi susikūręs kažkokį tai socialinį, ne tik socialinio tinklo jau burbulą, ar ne, kur yra kažkokie tai žurnalistai, kad ir vadinkim, kurie dažnai būna aptarę kažkokias naujienas, tai per jų tą POV, atsiprašant, per jų tą linzę tas naujienas ir pamatai. Tai tarkim, bet kas iš vis vyksta su Trumpu, mano turbūt pirmas sąlytis būna per kokio Kojalos postus. Ten jau kaip juos vertinsite, čia kiekvienam asmeniškai, bet čia tiesiog atsispiri nuo tos kažkokios tai naujienos, tai sužinau per tai. Jo, stengiuosi tikrai labai sąmoningai, jau TikTokas tai jau labiausiai nenaujienų šaltinis, ten yra, aš žiūriu į išsirengusius sportuojančius vyrus ir tada visokius juokelius su amerikietiškais šitais trakais, atsiprašant, nežinau, tiesiog toks mano algoritmas, puikus algoritmas, dievinu jį. O Instagrame kažkaip Instagramas yra pavirtęs man asmeniškai susirašinėjimo platformą, nežinau kodėl, tai aš ten dažniausiai, tai čia tada atsakant į tą klausimą, taip, aš tik atsikėlęs įsijungiu iš karto savo telefoną ir dažniausiai einu į Instagramą, tik pasižiūrėti, ar niekas manęs neieško, ar ieškojo, ar prirašė, ar neprirašė, ir dar taip pat nueinu į Messengerį tiesiog pasižiūrėti, žodžiu, ar žmonėms reikia kažko iš manęs, ar nereikia, ar kažkas rašė, ar nerašė. Tai tik dėl to, bet per daug iš ryto aš kaip ir tokio, atsiprašant, catch-upo, kas įvyko per naktį, aš kaip ir nedarau tam tikrą prasme. Aš tiesiog pasižiūriu, ar žmonės manęs ieško ar ne. Ir šiek tiek juokinga buvo, kad čia kalbam apie tas turbūt kalbam apie tai, kaip mus gali dirginti ar ne, kalbėsime apie tai, kaip mus gali dirginti tie vadinamieji push notifications arba tie išstumiami pranešimai ar ne telefone. Tai visai, čia prieš kelias mėnesius tik tai pakankamai taip įdėmiai pradėjau sekti savo miegą ir savo miego ciklus ir pastebėjau, kad būna, kad prasibudinu ten vidury nakties ar kažkiek esu prabudintas, paskui aš tai surišau su tuo, kad mano telefone per naktį eina kažkokie tai pranešimai ir aš dėl to prasibudinėju kažkiek arba ten iš gilaus
miego pereini į netokį gilų miegą ir tada nusprendžiau, kad, tai jo, reikia prieš miegą išsijungti absoliučiai visus pranešimus telefone. Ta padarai, tada tavo miegas yra geresnis, bet buvo tiesiog juokinga, pirmą gal savaitę, kai aš pradėjau tai daryti, aš atsikeliu, atsidarau telefoną, nieko nėra, nei vienos žinutės, nes tiesiog nei prie vienos aplikacijos tada neiškrenta tie vienetukai. Galvoju, Jėzau, visiems niekam manęs nereikia, kaip ramu, visi darbai padaryti, kaip gerai ir aš taip kažkaip ramiai gyvenu ir paskui prisimenu, kad palaš, tiesiog įsijungęs šitos dalykus esu. Tada įsijungi ir randi, kad ten 5 praleisti skambučiai, 19 žinučių, 6 mailai, bet žodžiu, ne apie tai. Esmė, kad atsikėlęs aš iš tikrųjų tokio catch-upo, kas įvyko per naktį, nedarau, aš tiesiog pasižiūriu, ar kas nors man parašė ir su kažkuo susirašiau. O jau būtent naujienų ciklas, tai jo, turbūt, kad Facebookas toks, kaip be būtų keista, skamba turbūt prastai, jo, kad jūsų naujienų šaltinis yra Facebookas, čia labai prasta etiketė. Bet vėlgi, Facebookas turbūt sutiksim yra pati populiariausia ir aktyviausia platforma socialinių tinklų Lietuvoje. Ir tada man Facebookas nėra, būtent kaip pati platforma, tai nėra, ką Markas Zuckerbergas man čia dabar parašys. Man Facebookas yra apie tos kažkokius konkrečius žmonės, kurie rašo, apžvelginėja, praneša, kalba ir taip toliau. Tai juos man yra turbūt svarbu sekti, arba juos man svarbu žinoti, arba svarbu neatsilikti nuo to, ką jie turi pasakyti tam tikrom mane dominančiam temam. Super, ačiū. Ir Aleksandra, nežinau, kas sekate Aleksandrą LinkedIn platformoje, tai tikrai vienas buvo įrašų, kai, teko darbą pradėti, ar ne, duše prausiantis. Tai vėlgi darbas tavo, visai kitoks, ar ne, turi būti visą laiką ant pulso. Tai kaip tu naujienas gauni, ką vartoji, ką skaitai, ką skrolini? Tai čia tas, kai teko darbą pradėti duše, tai čia kai dronas įskrido ir buvo taip, kad mane pažadino tą žinutę, turbūt gavot visi, ne, kad skrido dronas ir praėjo 2 sekundės ir aš matau, kaip man skambino kolegė. Ar matei? Sakau, matau, dirbam. Tai tikrai būna dažnas atvejis. Aš atsimenu, kai aš tik pradėjau dirbti žiniasklaidai, tokia jaunoji žurnalistė ir kažkaip taip susiklostė, kad iš karto į tą internetą išėjau. Ir atsimenu, koks man kaifas būdavo, kad aš sėdžiu, dirbu, pavyzdžiui, budžiu vieną savaitgalį ir galvoju, aš jau žinau, o jūs dar nežinot ir aš tuo jums visiems paskelbsiu. Ir toks, žinot, yra tas toks, čia aš pirma paskelbsiu. Bet iš tikrųjų, tai mes žurnalistai, mes esame iš vis tokie įdomų žvėris, galima taip pasakyti. Nes, įsivaizduokit, jeigu jūs plaukėte, tai plaukėt, ten panerėt po vandeniu ir išnerėt kartais įkvėpta, tai mes dėja negalim savo to leisti, mes visą laiką esam tam naujienų sraute. Nes jeigu aš šiandien vakare nepaskaitysiu, kas vyksta, aš rytoj ryte nežinosiu, ir žodžiu užsisuka toks ratas. Tai mes tokius, nežinau, užsiauginam kažkokią, kad neišprotėtumėm, užsiauginam kažkokį kvėpavimo aparatą ir pavyzdžiui, labai gerai atsimenu, kai karas prasidėjo. Karas prasidėjo 4 ryto, apie 4 Rusija užpuolė Ukrainą ir aš prabundu, turbūt, nežinau, 6 kokią. Ir mano pirma mintis, aš taip supikau, bet ne dėl karo supikau. Kodėl manęs niekas nepažadino? Nes, kaip, taigi vyksta dalykai, ašgi turiu juose būti ir panašiai. Ir, tiesiog dirbi tokį darbą ir tu, tai sunku yra, ypatingai, kai labai daug tos informacijos, bet tu jau ant tiek įpranti, kad tai tampa tavo gyvenimo būdu, tu tiesiog kitaip negali. Tai net ir buvau su draugiam neseniai Škotijoje, tai vis tiek apie ką mes kalbėjom, apie ką, taigi koalicija nauja, tai kokie čia ministrai bus ir panašiai, tiesiog yra, kai kas yra nepagydoma, taip pasakysiu. Aleksandra, dar tavęs vis tiek noriu klausti. Gerai, taip žurnalistai turi dirbti, visi suprantam, kad tikrai turit būti tam naujienų pulse. Bet ar buvo tau pačiai, tarkim, arba kolegom, nežinau, kada supratot, kad jau per daug, kad reikia atsijungti nuo tos srauto, nors ten turit, nežinau, visus gelbėjimos ir ratus, ar ko tik reikia tam plaukimui, bet ar buvo kažkoks atvejis, kad atsimintum, kad jo, reikia pailsėti? Tai vienas atvejis buvo per COVID-ą. Nes informacijos srautas buvo absoliučiai nesveikas ir jūs gal neatsimenat, nes tie, kurie nedirbo, tai neatkreipė dėmesio, kad iš pradžių ta informacija buvo labai chaotiška. Tie pirmieji COVID atvejai buvo bet kada. Pirmas COVID atvejis buvo paskelbtas 3 ryto, jeigu ką, ir žiniasklaida ten buvo ir panašiai.
O po to jau institucijos išmoko dirbti, jau 9 valandą jau išeidavo pranešimas, kad šią parą ten Lietuvoje tiek ir tiek COVID atvejų, žodžiu, paskelbta. Tai kai jau buvo žinoma, kada lauktos informacijos, tai jau ramu, žinom ir taip toliau. Bet pradžioje buvo chaosas. Buvo labai daug nesąmonių, fake newsų. Mes nuolat sulaukdavom pranešimų, kad santarose ten 1000 lavonų ir panašiai. Ir žinot, ir dažniausiai žmonės ką daro? Tai jie kažką pamato ir jie turi pažįstamą žurnalistą kokį nors. Ir ką jie daro? Jam siunčia, žiūrėk, kodėl jūs nerašot, kodėl jūs dar nerašot. Ir mes tada vienu momentu supratom, kad nebeįmanoma, nes tas srautas yra toks ir tas oficiali informacija, žmonės rašo, kažkas siunčia, ar čia tiesa ar netiesa, ir toks irgi labai dažnas. Dar turėk omeny, kad ta hierarchija labai išsiplečia, nes aš būčiau tas, kuris tau rašyčiau, žiūrėk, bet už manęs slepiasi visa mano šeima, močiutė, mama, teta, jos man messengerį rašo, žiūrėk, ar čia tiesa, ir aš tipo, gerai, tuoj palauk, paklausiu. Paklausk Tapino, kas čia vyksta. Gerai, palauk. Ne, Tapino, aš tai supranti, čia taip tokia piramidė didelė galas informacinė. Jo, tai čia gaunasi kaip, kai yra vaikai, mamos supras. Mamos viską turi žinoti, viską, apie viską. Ir visada pas mamą. Ir yra toks anekdotas, kad tėčio tai klausia tik, o kur mama? Bet faina, kad mano šeimoje taip nėra, mano vyras yra labai geras tėtis, bet ką aš noriu pasakyti... Linkėjimai tėčiui. Jis kažkur čia yra, bet nebematau. Tai ką aš norėjau pasakyti, kad tada mes su mano kolega, mano bičiuliu bendražygiu Mindaugu nusprendėm pasidalinti tiesiog savaitgaliais, budėjimais tokiais. Kas būdi, kas priima tą informaciją, nes buvom tikrai ant išprotėjimo ribos, kad jau viskas nebeįmanoma, kad reikia pailsėti. Tai va čia turbūt vienintelis atvejis buvo. Tada prasidėjo karas, irgi buvo didžiulis srautas, mes dirbom keliom pamainom, buvo sunku, bet tuomet dar nepasiekėm to piko, kad viskas, pasidalinam. Tai vis tiek įdomu turbūt išgirsti, kad ir žurnalistam, ar ne, ateina ta minutė, kai reikia atsijungti šiek tiek ir pailsėti nuo to srauto, kuris didelis. Bet jeigu grįžtant dabar juokausiu prie normalių žmonių, ar ne, ar tų, kurių nėra darbas, ar ne, perteikti tą, pateikti informaciją, visas naujienas, tai Pauliau tavęs klausiu, ar ne, nes kiekvienas iš mūsų tikrai turim, savo santykį, kaip ir kalbėjom, vieni griebia telefoną ryte, žiūri, kas įvyko ir jau ten dalinasi su kitais ar neklausia. Kiti galbūt turi kažkokią rutiną, nežinau, perskaito naujienų portalą su kava ir vakare pažiūri ten kažkokią informacinę laidą ar panašiai. Kiti seka iš vis tik tai tam tikrus asmenys, kurių informaciją skaito, Lina Kojala ir aš skaitau, nes man tai yra geriausia informacija apie karą, ar ne, labai faktai ir viskas. Bet yra žmonių, kurie irgi visiškai atsiriboja, ar ne? Nieko nebeskaito, nebeseka, nebereikia žinoti jokios informacijos. Tai aš, Pauliau, grįžtu prie tavęs, kaip tau atrodo iš tokios gal psichikos sveikatos pusės tie du kraštutinumai. Kai visą laiką notification ir bet kas ten susiję, nesusiję, nežinau, Australijai kažkas įvyko, policijoje, ten notification, žinai, ir tas puš gyvena. O ta kita kategorija, kur jau tik savo ten kažkokiam, nežinau, apkabinę medį ar dar kažką, bet atsiriboja ir domisi tik savo veikla, savo ten burbulų, tai kaip jiem ten, ar išprotėja, kurie? Tai kadangi čia prisiminimais apie karo pradžią dalinamės, tai aš irgi į tą klausimą turiu, aš tą dieną turėjau vesti mokymus berods Alytuj. Ir dėl to turėjau anksti keltis, 4 ryto, ir tada atsikėlęs aš pirmų reikalų pažiūrėjau, kas vyksta, nes ta įtampa jau ten vystėsi kurį laiką ir aišku, ten buvo šokas, nes ten tiesiog buvo vaizdai, kaip yra apšaudoma Ukraina, ten raketos ir taip toliau. Ir tada mes su kolegė susitikom važiuoti į tą Alytų, tai per tas porą valandų mes kažkaip, aš tai džiaugiuosi, kad mes pažiūrėjom tą informaciją, jinai aišku šokiravo, bet mes kažkaip pasikalbėjom, kaip čia dabar su tuo būti. Ir kai mes nuvažiavom, mes nusprendėm, kad vis tiek mokymus reikia pradėti, neapsimesti, kad nieko neįvyko, kažkaip paklausti, kaip žmonės jaučiasi. Ir alytiškiai mus pasitiko tokia visiška ramybė ir jie žiūrėjo labai tokiom didelėm akim, o ko mes čia jų klausinėjom ir apskritai, o kas įvyko. Ir tada mes galvom, gerai, tai čia mes tokie nerimastingi atvažiavom, viską pamatėm, bet tai buvo 2 dienų mokymai
Ir kai jau pirmos dienos vakare jau mes, kaip pasakyti, ne tai, kad čia negali nusiraminti, bet kažkaip įeini tokį. O ryte jie susirinko, tada jie susirinko šokiruoti. Todėl, kad pasirodo, Alytuj tuo metu tam buvo jau kai kurie bankomatai nebeišdavinėjo pinigų ir taip toliau. Tai man čia apie tuos kraštutinumus, kad nesekti informacijos, tai tu kaip ir nežinai, kas vyksta. Ir staiga jinai tave užklumpa netikėtai, iš vis neaišku kokia, tu ten bėgi į bankomatą, kur nėra reikalo niekur ten bėgti. Tai man čia pavyzdys apie tai. O kitas kraštutinumas, tai tie notificationai visi, arba aš sakyčiau, ypač tam karo kontekste, vis tiek yra labai didelis neapibrėžtumas. Niekas iki galo negali pasakyti, kas bus. Ir kas vyksta, netgi nėra lengva pasakyti, o kas bus, niekas negali pasakyti. Yra kažkokie scenarijai, prognozės, bet niekas nežino. Ir kai mes susiduriam su tokiu dideliu neapibrėžtumu, mes šiaip prastai toleruojam tą neapibrėžtumą. Ir kai mes susiduriam su tokiu neapibrėžtumu, mes bandom surasti tą didesnį apibrėžtumą. Ir tada tas bandymas surasti yra toks nuolatinis skaitimas, o jeigu tu skaitai nuolat, pavyzdžiui, prognozės apie tai, kaip dabar čia tas karas vystysis, tai tu ten tikrai esi tam kely išprotėjimą, todėl kad to apibrėžtumo nepadaugėja. Tu skaitai vieną, jisai sako taip, tu po minutės paskaitai kitą, jisai sako visiškai priešingai ir tas protingas atrodo ir tas protingas, arba ir tas kvailas ir tas kvailas. Ir čia, man atrodo, yra tas užsisukimas, kur tu... Man atrodo labai svarbu sustoti toj vietoj ir priimti, kad apibrėžtumo nebus. Aš turiu būti neapibrėžtume ir aš nieko negaliu suprognozuoti, kas bus Ukrainoje, ar Rusija puls Lietuvą ar nepuls. Vienintelis apibrėžtumas, kuris gali būti, tai yra apibrėžtumas, o ką aš darysiu. Jeigu kartais taip atsitiktų, ar aš ten turiu atsargų, ar mes esam pasitarę, ar mes kažkur važiuosim, ar mes liksim, tai čia gali pasiekti apibrėžtumo, čia gali nueiti į mokymus, gali paskaityti, čia yra. Bet jeigu tu patenki į tą ratą nuolatinio skaitimo visokių gandų, ekspertų ir panašiai, bandydamas visiškai neapibrėžtą situaciją nuspėti, kas bus toliau, tai tikrai tu būsi tam nesibaigiančiam nerime, kur kuo daugiau skaitai, to nerimo, tik tai daugiau. Aleksandra. Aš tik tai labai trumpai prisiminiau, kaip pasakėt, vienas sako vieną, kitas kitą. Atsimenat, kai karas prasidėjo, žiniasklaida pradėjo rašyti apie tuoj Putinas mirs. Ir ten buvo turbūt kokie 5 vėžio rūšis. Taip, bet tas su vėžiu, tai dar gal toksai, čia iš vis toks užribis, bet nuo karo pradžios aš turbūt buvau irgi save įsitikinęs, skaitydamas taip pat visokių ekspertų straipsnius didžiosiuose portaluose, kad viskas jau tikrai po 24 valandų Rusijos ekonomika užsidaro ir taip kokius turbūt 5 kartus ir paskui gerai supratau, neveikia taip dalykai, neužsidaro, niekas nežino šito. Tai irgi analogiškas pavyzdys. Tai Pauliau, gal ir klausiu tavęs. Sakai pats, kad tavo naujienų toks vienas iš pagrindinių šaltinių yra Facebookas, ar ne? Ten, tie žmonės, kurie... Atsispiri nuo jo, taip. Taip, atsispiri bent jau. Bet tai ir yra tarp jaunimo, daugumai, irgi buvo kažkur atliktas tyrimas, kad pagrindinis, kai klausia, ar skaitot naujienas, ten aišku, jaunesnis jaunimas, ar ne, jie neskaito portalų apskritai, ar ne, tai nėra pagrindinis šaltinis. Tik tokia tikriausiai žiūri. Jie tik tokia žiūri naujienas, kur mes atmetėm tai kaip naujienų kanalą, jauni žmonės pažiūri tik tokią, dar kažkur, Instagrame ar kažkur, ar ne. Tai man klausimas pats irgi esi to turinio kūrėjas, ar ne, kuris nesvarbu. Ten YouTube atsiranda dalinamasi socialiniuose tinkluose. Kaip tu manai, kai jau mums socialiniai tinklai tampa tuo atskaitos tašku naujienoms, ar ne? Tai čia ar padeda atsirinkti mums tą informaciją, nes įvardinom, tarkim, Liną Kojalą, ar ne, paskaitom ramu ir tada žiūrim gal dar kažką paskaityti. Gali būti vienas variantas. Bet gali būti kaip ir tavo paminėtas, ar ne? Tuoj užsidaro ekonomika, tuoj Putinas nuo vėžio mirs, nes ten socialiniuose tinkluose ypatingai, ar ne? Bet tie socialiniai tinklai padeda, tai skaičiau Delfyje tiesiog. Okay. Tai grįžtant prie to, kad, gerai, tai ar socialiniai tinklai padeda, ar ne, mums atsirinkti informaciją, ar kaip manai vis tik labiau triukšmo kelia, to informacinio triukšmo?
geras labai klausimas. Čia toks, vėlgi, toks, kaip, turbūt dviešmenis peilis arba tiesiog kaip peilis. Aš jau sakiau vienam pokalbė, kad peilis yra puikus dalykas. Gali arba užstepti sumuštinį, arba padurti kaimyną. Tai kaip nori, tai panaudosi. Nu, jo, tai turbūt taip, kaip panaudosi. Vėlgi, sakau, TikTokas, nepaisant to, kad, nu, aišku, jis priklauso Kinų komunistų partijai ir nieks nežino, kas ten per algoritmas. Aš, pavyzdžiui, labai žaviuosi TikToku, nes labai žaviuosi TikToko algoritmu, nes aš sakau, kadangi aš jo nelaikau naujienų šaltiniu ir manęs nedomina tokie dalykai, tai aš esu išsigryninęs tenai idealų savo algoritmą, kur aš ateinu ir ten tiesiog yra besmegeniški vaizdo įrašai. Jis karts nuo karto pabandys man, nu, nes jis turi vis tiek tą vadinamą įsamplingą panaudoti, turi kažkiek plėsti mano ratą, plus jeigu jis mato, kad mano, tarkim, laikas platformai trumpėja, tai jis turi išbandyti kažką naujo, jis įmeta man kažkokių dalykų, nu, ten kažkokius politinius visiškai. Aš taip greit skipinu tą turinį, kad jisai supranta, kad, nu, ne, čia ne tas žmogus. Ir jis man toliau padavinėja plikus sportuojančius vyrus, su kuo aš labai džiaugiuosi. Tai šiuo atveju mes galim sakyti, kad jo, tai gali būti puikiai veikiantis, tai gali būti arba bent jau turim pavyzdžių, tarkim, kažkokių, nu, vėlgi čia aišku anekdotiniai turbūt tie pavyzdžiai, kuomet socialinio tinklo algoritmas ar tas susikurtas socialinio tinklo burbulas gali būti, na, naudingas, tai tiek, kiek jis yra naudingas ar nebūti kaip pramoga, arba gal jis gali būti naudingas ir kaip naujienų šaltinis. Nes, nu vėlgi, tai aš suprantu, kad skamba labai dūmeriškai tas pasakymas, kad, Gen Z visas savo naujienas susiranda TikTok'e. Nu, viskas, dabar mums šakės. Nu, bet, ta prasme, tai yra tiesiog, pavyzdžiui, tas pats Delfis turbūt turi paskyrą ir jisai tenai išpušina tas pačias naujienas, kurias parašytų portale. Tai mes galim sakyti, kad oi blogai, kad jaunimas iš ten pasiema naujienas, bet mes galim to pačiu sakyti, kad, nu, tai yra tiesiog toks pats medijos klaidos kanalas, kaip bet koks kitas, tiesiog ten daugiau jaunimo sėdi. Tai čia turbūt jau tada bus platesnė kažkokia kritinio mąstymo tema, kad ar ne, jeigu mes pamatom kažką ten TikTok'e, ten, nežinau, kažkokia tai labai emocinga, daug emocijų sukelianti kažkokia ten, nežinau, naujiena, nu tai tada tikriausiai reikėtų nepatikėti taip vienu tuo 15 sekundžių turinio vienetu, kažkur kitur eiti pasitikrinti, kažko gal paklausti, jums rašyti, tau rašyti galų gale, urmų, tai, nu, čia tada jau kiti tikriausiai klausimai. Tai vat aš negaliu taip pasakyti vienu žodžiu, nes aš tikiu, kad galima, mokant naudotis tuo įrankiu, galima susitepti sumuštinį, o ne padurti kaimyną. Tai gali būti ir geras įrankis, bet jo, aišku, tai gali būti ir triušio urvas, kaip ten sakoma, triušio urvas į ten visokias, nu gerai, pavardėm neminėsiu, bet alternatyves medija moteriškės su green screenais fone. Ir šlipsus valgančiais plikiais. Ir, nu, tada jau ten gali ten užstrikti. Bet vėlgi, jeigu turėsi kritinio mąstymo iš ten išeiti, tai gerai tada aš žinau turbūt ir kitą informacinį lauką. Taip, tai turbūt nėra to vieno atsakymo, ne labai taip kategoriškai atsakytume, nes labai priklauso nuo to, kaip vartojame. Pauliau, reaguoju. Aš tiesiog vieną gal papildymą iš Facebooko yra, kaip ir pas visus, turbūt nebejoju. Yra pas mane keletas žmonių, kurie visą laiką ten dalinasi tokiu turiniu, kur aš be išimties, kiekvieną kartą, kai jį pamatau, aš susinervinu. Jisai mane erzina. Ta prasme, jis man labai nepatinka, ką jie galvoja, žiūri ir panašiai. Ir aišku, aš daug kartų galvojau, gal man juos reikėtų tiesiog Nes galima hide content padaryti ir neberodo. Taip, bet ten yra keletas žmonių, kur aš galvoju, o kaip tik labai gerai, nes aš šiaip nežinočiau, kad taip galima. Ir čia man yra kažkoks toks, nu, nežinau, higienos dalykas, kad LRT apie tai nerašo. Apie chemtrailus neturite atskiros skilties. Jo, nėra. Ne, ir gerai, kad nerašo. Ta prasme, viskas... Rašom. Mes turim tokį skirelį LRT faktai. Jūs nežinote, apie ką kalbu. Jūs apie Dar tai jūsų faktų nepasiekė tai, ką Paulius turi savo. Atsiųskit. Nerašo, bet tas yra labai, nu, čia negali sakyti, kad kaip informacijos šaltinis, bet yra labai, man atrodo, gerai, nu, aš galvoju vis tiek gerai tam polarizuotam labai pasaulyje, tai čia socialiniai tinklai, bet pagal tuos algoritmus mesgi labai greit susikuriam savo tą burbulėlį, kuris nu, pastiprina tai, ką tu galvoji, tai, ką tu žinai ir kaip ir ramu, bet man atrodo labai sveika kartais pamatyti ir būtent tai yra realų žmonės, ta prasme, kuriuos aš žinau, aš su jais esu gyvai kalbėjęs, aš žinau, kas jie tokie, jie nėra kažkokie
blogi žmonės, nėra monstrai ir panašiai, tiesiog tai yra žmonės, kurie labai skirtingi ir tada, man atrodo, socialiniai tinklai duoda tą funkciją. Aš šiaip nežinočiau, ką jie galvoja. Aš tiesą sakant apie juos geriau galvoju, bet dabar aš žinau, ką jie galvoja. Tas viena vertus liūdina, bet kita vertus yra naudinga. Taip, tai tikrai prieisim dar prie to turinio pačio, ar ne, bet aš dar apie tą kiekį ir tą srautą. Ir vis tiek, kaip supratau, yra tiesioginis kanalas rašyti Aleksandrai, jeigu kažką sužinojot, ar ne, jokauju, nedarykite. 370. Taip, bet iš tikrųjų, Aleksandra, noriu tavęs klausti. Gerai, tai va čia kalbam, kad turinio prikūrė mums kas tik netingi šiandien, ar ne, ir čia turim susigalvoti, bet patys naujienų jau portalai, kalbam apie žurnalistus, ar ne, ir tikrai nesiršam prie jokio vieno. Ar vis tik nėra taip, kad jie patys irgi neprisideda prie to pertekliaus? Ir ką aš dabar turiu galvoje, gal kaip pavyzdį pasakysiu, kadangi jau pradėjau ruoštis diskusijai, visai kitaip pradėjau žiūrėti. Aš tikrai neskaitau ten, kas kur plungiai nutiko, ar ten, nežinau, Australijoje avarija ir panašiai, bet štai man išmeta į mano feedą Facebook'e, aš ir pasinaudoju kartais ar ne, šią savaitę vienas iš portalų, žvakė deganti, žinot, ta mirtis iš karto, taip iš karto. Moteris nužudė ten savo 2 vaikus, vyrą ir pati nusišovė. Ir man toks truputį yra, nes aš ir dirbu dar toj srity, vis tiek mes apie jaunimo emocinę sveikatą, savižudybės ir gerai, ir dar kažkaip turbūt porą kartų jau atidariau šitas ar ne temas, nes tikrai tik dėl to, kad ruošiuosi diskusijai. Kažkur Amerikoje, kažkur kažkada tenai ir ne, bet išmeta kaip naujieną vidury dienos ir man tada taip truputį neaišku, bet palaukit, čia yra vienas iš tų kelių portalų, tikrai nesiršam, ar ne, nediskutuojam, bet dabar iš žurnalistikos pusės, tai ką jūs darot, kai koks tikslas yra, gal pakomentuotum, žinai, tokių naujienų pranešimas ir kiekio? Tai akivaizdu, kad paklikintų žmonės, bet čia dar nebaisiausias atvejis, aš kartais net stebiuosi kolegų kūrybingumu. Pavyzdžiui, neseniai mačiau buvo, pabandysiu prisiminti, kažkaip taip. Vienas Lietuvos rajonas turi 2 merus, 2, neįtikėtina benamių istorija. Dabar kas žino apie ką čia? Niekas. Ar yra? Pakelkit ranką drąsiai, gal bent girdėjot, matėt antraštę. Ne? Čia yra apie Vilniaus... Yra, mačiau ranką, bet ten gale, mačiau, mojavo. Mano kolega tikrai žino, nes jis nesažininga. Be Roberto, kas nors žinot? Ne. Čia yra apie Vilniaus rajoną, o tas benamis tai katinas. Taip va. Bet žiūrėkit, sudomino, ne, paklikinsiu. Lygiai taip pat yra atskleisiu jums turbūt ne paslapti, nes puikiai patys žinot, kad labiau klikinamos yra blogos naujienos. Ir kuo blogesnės, tuo geriau. Tai pavyzdžiui, jeigu aš parašysiu, tarkim, kad šiandien Seime buvo svarstytas ten, nežinau, kažkoks ten įstatymas, niekas neklikins, niekam neįdomu. Bet jeigu tu parašysi, kad šiandien Seime susikibo Ruginienė su Kasčiūnu, patikėkit manim, visi labai tada skaitys. Konfliktas, nelaimės, nežinau, kataklizmai, kas tik nori. Ir, tai turbūt žmogiškoji psichologija, nežinau, gal Paulius galės pakomentuoti. Bet taip tai yra klikai ir kartais, prisipažinsiu, mes patys labai pykstam ant kitų kolegų, kad, žiūrėkit, jau yra toks dalykas kaip žurnalistinė etika. Nuostabus dalykas, bus diskusija apie tai, galėsite ateiti 18:30, bet kokia esmė? Man asmeniškai atrodo, kad jeigu tu klaidini skaitytoją, ten motina nužudė 5 vaikus ir paaiškėjo, kad Brazilijoje prieš 10 metų, tai yra neetiška. Tai yra neetiška ir aš manau, kad mes tokiais būdais pjaunam šaką, ant kurios sėdim. Nes ką žiniasklaida turi? Kokį, kaip čia, turtą? Patikimumą. Jeigu mumis niekas netikės, viskas, mūsų darbas bus baigtas. Tai aš galvoju, kartais kolegos, jūs suprantat, ką jūs darot? Jūs bent susimastot? Dar vieną pavyzdį trumpą. Aš atėjau į LRT portalą 2019 metais ir atsimenu, buvo Putino gimtadienis. Spalio mėnesį. Tai va. Ir kažkaip Lietuvos žiniasklaida tą progą, jis ten apsinuogindavo, tie dėdės pasportavę tokie, su meškom ten fotkinosi ir mūsų visi naujienų portalai susideda. Putino gimtadienis. Aš ateinu pas kolegas, sakau, žiūrėkit, o kodėl? O kodėl mes dedam Putino gimtadienį? Čia mes neįdėjom, bet diskusija tokia kilo. Sakau, o kodėl mes nerašom apie Andžejaus Dudos gimtadienį? O kodėl mes nerašom apie kitų? Man atrodo, kartais tiesiog mums, žurnalistam, reikia biškis
pamastyti, ką aš publikuoju ir kodėl. Ar čia aš darau iš inercijos, nes, tai viską, dedu, kraunu ten. Bet kartais atrodo tikrai, kad tas klikų medžioklė yra peržengus visas įmanomas ribas. Dar prisiminiau vieną nuostabų pavyzdį. Mirė vieno rajono žymus gydytojas. Bet čia dažnas. Tai ir visa Lietuva galvoja, oh my god, tai gal mano rajone mirė koks mano gydytojas ir klikina. Tai mano patarimas, neklikinkit ant tokių. Mes kartais, žinot, kaip su kolegom darom, va į čatą parašom, Hebra, kas skaitat, gaila kliką padovanoti. Papasakokit, apie ką ten parašyta. Tai tiesiog, vat. Aleksandra, dar nepaleisiu tada tavęs, nes jau ir keliaujame į tą turinį, ar ne? Jau keliaujame apie tai, ką sako antraštė ir kai atsiverčiam, paklikinam, ar ne, ko ir tikisi gal, žiniasklaida, galbūt kaip verslas. Ir pamatom vieną ar kitą dalyką. Bet dabar jau pasilyginkim ne žiniasklaidoje viduje, ar ne, bet apie tai, kad, žinau, kad tu labai gerai žinai, bet primink gal ir mums patiems visiems čia, kurie klauso, tai kuo skiriasi galbūt žurnalistas, ar ne, nežinau, bet kokio komentatorius, kuris šiandien gal turi savo kanalą ten YouTube, gal turbūt irgi socialiniuose tinkluose, tarkim, ir Linas, ar ne, Kojala, kurį mes čia, tarkim, su Paulium sekam, ar ne, kaip pavyzdys, bet, tiesiog, kuo skiriasi, kokie gal tie patikimumo reikalavimai, nes buvo įminėjus, kad ten etikos kodeksas, ten įstatymai reguliuoja, o ką mes visi kiti vartojam ir skaitom, kas ten? Aš gal per pavyzdį irgi, atsimenat, nukrito lėktuvas Vilniuje. Aš atsikėliau, pagalvojau, kad, kokį feiką čia gerą išplatino, reikės paneigti. Bet ką aš įlindus į Facebooką radau, žurnalistai, tai ko jūs miegat, tai ko jūs nerašot, pilnas Facebookas jau nuotraukų, kur jūs visi ten esat ir taip toliau. Tai čia turbūt esminis skirtumas. Mes tikrinam faktus. Jeigu kažkas įdėjo nuotrauką, kad sudužo lėktuvas, tai mes nerašysim, kad sudužo lėktuvas. Mes skambinsim institucijos, aišku, irgi ne visada žino, gali užtrukti, kad jos turi kažkam ten paskambinti, pasiaiškinti ir taip toliau. Mums užtrunka laiko ir kartais žmonės, tą pamiršta, kad tam, kad tu patikrintum informaciją, užtrunka laiko. Socialiniuose tinkluose visi viską paustinasi, šerinasi, nieks nieko netikrina ir kartais iki tokio lygio tinginystė, kaip aš sakau. Čia dabar biškai apie savo sesę pasakysiu. O tu matei, ką Maskas parašė X-e. Sakau, palauk, įlendu aš į tą X-ą, nieko ten jis neparašęs, feikas. Sakau, ar tau sunku pačiai, man reikia rašyti. Čia rašo Aleksandrai, turbūt čia. Taip, patikrinkit patys, taigi čia nėra taip sunku, Bet esmė kokia, kad vienas dalykas, kad mums užtrunka laiko patikrinti, nes vienas iš svarbiausių mūsų darbo, reikalavimų, tikrinti informaciją, tikrinti faktus. Kitas dalykas, taip, ką aš minėjau, etikos kodeksas, mes dar turim tokį, nežinau, ar teko girdėti visuomenės informavimo įstatymą, pagal kurį mes dirbam. Aš kaip LRT žmogus dar turiu LRT etikos kodeksą, LRT redakcinę politiką, žodžiu, daug visko turiu. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu aš parašau kažkokią nesąmonę, kažką apšmeižiu, jūs galit mane paskūsti institucijom įvairiom, kurios nagrinėja tos skundus. O tie žmonės, kurie, ten parašė Facebook'e kažką apie belenką, sako, taigi čia mano nuomonė, žodžio laisvė, ko jūs norit. Tai jis, tas žmogus prieš nieką neatsakingas. O mes esam atsakingi ir mes, jeigu tai yra žiniasklaidos priemonė, žurnalistas, tai turim savo etikos kodeksus, įstatymą, reikalavimus ir turbūt čia yra esminis skirtumas, kad mes negalim bet ką apie belenką ir labai greitai parašyti. Taip, tai dabar keliaujam prie to turinio kūrėjo, ar ne, Pauliau? Tai tavęs klausiu. Aš dirbu, beleką prirašiau, bet atsakomybės. Tai labai įdomu, iš tikrųjų, galbūt irgi, kad tu truputėlį atskleistum, kaip pats matai, kurdamas turinį, kokių gal laikaisi kažkokių principų ir panašiai, bet lygiai taip pat įvertintum, neįvardindamas galbūt kažkokių kolegų, kur matai, kad irgi jau arba labai geras pavyzdys galbūt, arba kaip tik, kaip ir sako Aleksandra, jokios atsakomybės, nieko nėra ir tada, klaidina arba sukelia tą triukšmą. Tai pradėk nuo savęs. Tai kai kuriu kažkokį tai turinį, tai jeigu aš apžvelginį, tai aš ir turiu tą prabangą sakyti, kad aš čia dalinuosi nuomonę ir, nežinau, savo įžvalgom apie kažkokį tai, nežinau, tarkim, žmogų, ar reiškinį, ar įvykį, ar panašiai. Bet dabar pastarojo pusmečio, vadinkim, populiariausia mano turinio šaka, tai yra mano gyvo vaizdo transliacijos ir jos vyksta kiekvieną sekmadienį Twitch platformoje. Reklama, jo. Ir jų modelis yra koksai, kad aš visą savaitę iš esmės, taip labai paviršutiniškai seku naujienas ir kas vyksta per visą tą savaitę pasaulyje.
pasaulyje, ir pas mus čia vietoje, politinėme gyvenime ir šiaip popkultūroje. Susirinku savo įdomiausius reportažus iš, nu tai kadangi vizuali medžiaga geriausiai traukia, tai kartais turiu ir straipsnių, nu tai tie straipsniai beveik visada būna LRT, nu kartais Delfio. Bet tada reikia pasitikrinti ir šaltinį ir dar pasižiūrėti, ar yra patvirtinančių šaltinių. Nu, dažnai, aišku, Delfi būna koks nors BBC ten išverstas straipsnis, kas irgi gerai. Bet dažniausiai tai būna video medžiaga. O video medžiaga, nu tai ką, mes turime 3 patogias platformas ir tai yra LNK platforma žinių, TV3 žinių platforma, nes TV3 iš vis dabar yra tiesiog YouTuberiai. Ir tada LRT. Ir lygiai taip pat YouTube visas panoramas sukelia. Tai ir mes tada su mano žiūrovais apžvelgiam tas naujienas, apžvelgiam, kas vyko per tą savaitę. Aišku, aš sakau, aš atsirinku, kas yra įdomiau, nu arba kažkas jau būna labai aktualu, kad ten, pavyzdžiui, dabartinė koalicija, nu tai čia neperšoksi tokio klausimo. Tai čia, vadinkim, ten, tiksliau, tų transliacijų modelis ir yra neva toksai, kad jaunimui nebėra cool, nežinau, stebėti naujienų, ar žiūrėti teliko, gal pradėkime nuo to žiūrėti televizoriaus, sekti naujienų, ar jie seka jas kažkur ten neaiškiuose kažkokiuose kanaluose, tai tada bent jau atvykite pas mane į transliaciją ir vat, per mano kartu diskutuodami čiate, bet per mano, vadinkim, taip, linzę ar ne, per mano akis, pamatysime kažkokias tai naujienas, kažkokias aktualijas ir aš dar pasistengsiu jums suteikti savo įžvalgas, vat, kas čia vyksta ir ką aš manau apie tai. Nu, aš aišku stengiuosi būti kiek įmanoma labiau atviras tiek dėl savo politinių pažiūrų, tiek dėl bendrai skaidrus, sakykime taip, idėjiškai. Bet aišku, su tuo ateina ir kažkoks šališkumas, bet, nu, vėlgi, aš informuoju visą laiką savo žiūrovus apie tai. Ir dėl to, va, tos būtent transliacijos, ar bent jau tų transliacijų tam tikri segmentai apie naujienas, tai jos labai labai smarkiai priklauso nuo to, kaip gerai buvo atliktas žurnalisto darbas. Nes nu, mes ir atsispiriam tiesiog tai, kas yra raportuojama. Aš ten kaip ir, aš neprigalvosiu, kas vyksta Gazoje, aš turiu pasižiūrėti, nu, LRT reportažą, kur ten yra reporteriai vietoje, ne vietoje ir panašiai ir taip toliau. Nu, ir mes tada jau žiūrim, bandom kažkokias prieiti išvadas, kas iš to išplaukia, kaip čia yra, reaguojami tai ir panašiai. Tai dabartinis, tai mano darbas absoliučiai yra jūsų rankose. Žurnalistų turiu omenyje. Tai aš kaip ir net negaliu, vis pirma labai dėkoju jiems ir net negaliu kažkaip, tikrai nepasimsiu iš tos antklodės ant savęs, kad aš ten kažkaip labai smarkiai faktus būnu susitikrinęs, bet turiu omenyje, kad pagrindas visą laiką yra jau žurnalistinis darbas. Tai aš tik sureaguoju, kad, nu tai gerai, turim čia tą gerą turinio kūrėją, kuris faktais ar ne, naudojasi ir panašiai. Aš taip nesakiau, bet čia jūs. Aš čia sakau, bet turiu omenyje, dar tai pagalvok irgi, kol Aleksandra kažko klustels ar ne, tai pagalvok, o gal nu, iš savo pavyzdžių, žinai, kur kažko pradėjai gal nebesekti, ar ne, dėl to, kad pasirodė, kad nu, vat, nebebuvo tas patikimas, ar ne, variantas, arba kad susidūrė, arba nu, kažką atfollowinai dėl tokių dalykų. Nu, aš tai kaip ir Paulius šiaip turėjau tiesiog pažįstamų, nu tai kas ten ir klasiokai, ir dar kažkas, kurie kažkur nuėjo į kitą informacinį lauką, bet aš irgi jos tokiais, nežinau, kažkokiais ornitologiniais sumetimais esu pasilikęs savo draugų rate ir gal, iš tikrųjų, kaip Paulius sakė, ir taip galima. Gerai, tai visai neblogai yra, visai nebloga, kaip Paulius sakė, higiena irgi matyti ir tą kažkokią tai kitą pusę. Plus, nu, man asmeniškai tai yra kažkiek ir turinio, būtent, kaip čia, galimybė turiniui, ar ne, nu tai vėlgi, ar tai mėgstu pašieptą kitą kažkokius alternatyviuosius faktus, ar kažkokią tai ten kitą nuomonę, vadinkim, pateikti savo kontrnuomonę, tai man tai dar ir asmeniškai profesinė prasme turbūt padeda. Ir, nu, aišku, esu turėjęs jau ten kelis tokius būsius klasiokus, kurie ten jau labai radikaliai kažką pradėjo publikuoti, nu tai juos tada atsekė jo, kad ten per daug savo nekvaršint galvos. Bet iš esmės, man atrodo, vėlgi dabar esu, kaip ir kalbėjom, su tuo algoritmu esu susikūręs kažkokį tai tokį burbalą, kuris mane labiausiai tenkina. Tai... Supratau. Aleksandra. Aš tik norėjau sureaguoti Paulius tą pasakymą, kad jaunimui nekūl sekti naujienas. Ne, nu čia labai generalizuoju. Ne, aš tiesiog norėjau pasidalinti iš savo patirties, nes aš dėstau Vilniaus universitete ir pas mane yra pirma kursė. Žinot, tokie, ką tik 12 klasę pabaigė, tai jie manęs nekenčia, nes sako, kodėl jūs dėstytojai mūsų tą seimą tempia, tą politiką neįdomu, Jėzau, kaip neįdomu. Tada susitinki tuos pačius žmonės 4 kursą, sakau, nu tai kur stojo, tai visi politikos mokslas. Ir... Sakau, aš jums sakiau, tai su laiku ateina tas domėjimas. Žiūrimumo kreiviai, ir kad pertraukus žiūrimumo kreiviai pas mane irgi būna, aš kartais netgi, aš tiesiog, aš iškart prisipažinsiu, tai mano nemėgstamiausias segmentas
nu, taip vadinkim, nemėgstamiausias, nes jis yra ganėtinai sunkus, vadinkim taip, ir aš jaučiu atsakomybę, ir nu, jis atsakingas yra. Tai pats nemėgstamiausias, kaip ir mano segmentas, yra mano transliacijos, yra apžvelginėti mūsų vietinę politiką, vad kas vyksta per paskutinę savaitę. Bet aš tai turiu padaryti. Ir, sakau, nes tiesiog, nu, aš manau, kad tiesiog tai yra neišvengiama, bet kas yra paradoksalu, o gal ir nebūtinai dabar jau, kad tada žiūrimumas būna aukščiausias, absoliučiai aukščiausias būna žiūrimumas. Mes tiesiog sėdim, žiūrim sausus 4 reportažus apie tai, kaip socdemai nesusitarė ir, nu, aš aišku, ten nervinos keikios ir, o ne, vėl Drukteinis dabar, ką dabar jis valgys. Bet tada žiūrimumas būna didžiausias, tada mes ten nueiname kokius nors ten, koks nors, balandis atskrido į parduotuvę ir dabar jis gyvena parduotuvėje. Žiūrim ir tokį reportažą, bet jis nebūna toks populiarus kaip, nežinau, koalicijos nesusiformavimas. Tai jo, tai tas yra gan, nežinau, paradoksalu ar ne, bet jie vis tiek labai didžiausias žiūrimumas yra per politinės aktualijas. Pauliau, tai dabar paaiškink dabar iš tos, ar ne, kaip psichologas, tai kas čia darosi, nu tai kai geros naujienos, faktai neįdomu, ar ne, bet tik kažkokios, tarkim, blogos naujienos, skandalingos antraštės, ar ne, tai kas čia nutinka, kad mums būtinai reikia paskaityti, vėl generalizuojam, ar ne, bet, kodėl kuo blogiau, tuo geriau. Tai čia, žiūrėkit, jeigu taip truputį primityvinant, tai čia yra evoliucinė nauda. Iš esmės, žinoti, kad miške yra meška, kurią tave suvalgys, tavo išgyvenimo šansams yra žymiai svarbesnė informacija, negu miške yra grybų, kurios gali išsikepti. Prasme, ta naujiena, kad miške yra meška, yra gyvybiškai svarbi informacija ir ją žinoti gali išgelbėti tavo gyvybę. Tai mes esam, tą informacijai imlus, ta prasme, kad taip, jeigu kažkas blogo atsitinka, reikia tą žinoti. Ir tik tai tiek, kad paskui tuo galima naudotis ir spaudyti tuos mygtukus. Bet čia, aš galvoju, tai, taip galvojant apie tą temą, kaip neišprotėti, tai tada aš žiūriu, kad čia, mano paties atsakomybė, kad aš gal nepuoseliu didelių vilčių, kad čia kažkas bus kitaip ir panašiai. Tai aš galiu pasikontroliuoti, ar pas mane iššoks telefone tie notificationai ar neiššoks. Pas mane jie neiššoka iš niekur, todėl kad aš žinau, kad kai aš norėsiu, aš pats pasižiūrėsiu, ką aš noriu pasižiūrėti. Ir taip greitai nesikeičia dalykai, kad jeigu aš pusvalandį ar valandą nepasižiūrėjau, aš prarasiu labai vertingą informaciją. Na, taip nebus. Jeigu jau bus tokio lygio informacija, išgirsiu sirenas kaukiančias, o visa kita yra netokio lygio informacija. Tada antras dalykas, aš tada jaučiu atsakomybę prieš savo vaikus, ką jie žiūri, ar ne, ir ten jų prieinamumas prie socialinių tinklų, kur nemanau, kad jo neturi būti, bet jis turi būti amžiui atitinkantis. Ir irgi, man atrodo, apie tai, ką vaikai, jauni žmonės vartoja kaip informacijos šaltinius, priklauso, ką ir tėvai vartoja. Tai mes su vaikais karts nuo karto žiūrim, gal netgi dažnai panoramą, visiškai ne paaugliškas informacijos šaltinis, visiškai ne tik tokas, bet kadangi aš žiūriu, jie žiūri kartu, tai čia nuo mūsų priklauso, ką mes patys vartojam ir ką vartoja mūsų vaikai. Mes to galim rūpintis. Mes galim rūpintis savo emocinę sveikatą, galim rūpintis savo vaikų emocinę sveikatą. Ir aišku, yra platesnis atsakomybės klausimas, tai vėlgi aš čia nepuoseliu kažkokių ten, nežinau, vilčių pakeisti pasaulį ar dar kažką, bet pavyzdžiui yra siauras rytis mano žinoma, kad informacija apie įvykusias savižudybės, jinai gali būti ne tik informacija, bet jinai gali būti paskata naujom savižudybėm. Ir va toj temoj aš stengiuosi ir su žiniasklaida, su žurnalistais bendradarbiauti. Ir tiesą sakant, tai yra labai, man tai yra vertingas dalykas ta prasme, kad taip, per trumpą laiką galbūt niekas nepasikeičia, bet jeigu mes pasižiūrėtume per kokius 10 metų, tai yra žiauriai didelis skirtumas. Ta prasme, kaip, pavyzdžiui, informacija apie savižudybės yra pateikiama žiniasklaidoje. Tai yra tikrai žymiai atsakingiau, žymiai santūriau ir tai irgi prisideda prie tų savižudybių skaičių mažėjimo. Tai žodžiu, aš ką noriu taip apibendrinant pasakyti, kad kaip ten bebūtų,
kokia ten mūsų evoliucinė prigimtis ir kaip ten paspaudo mygtukus apie tai, bet mes galim aktyviai rūpintis savim, savo artimaisiais ir galbūt netgi truputį plačiau. O jeigu dar trumpai pakomentuotum, tai gerai, bet ką mums daro, gal kokius jausmus, nežinau, sukelia, va tos visos, nu pavadinkim, blogosios, tos, žinai, nu tokios, nežinau, naujienos, kur, nu, va, nužudė motina, vaikus, ten dar kažkas nutiko, ar ne tos antraštės. Bet jeigu taip labai paprastai, kas mums nutinka ten, nežinau. Tai tiesiog tai yra įdomu, tai čia vienas dalykas, kad tiesiog įdomu. Ir mes daug ką darom ne dėl to, kad tai būtinai naudinga, bet tai yra įdomu. Tai yra vienas iš žmonių poreikių, tai yra, kad būtų įdomu. Tai mes visus dalykus, kurie yra neįprasti, kažkas kažką nužudė, kažkas padarė, mes vien dėl to, kad tai yra įdomu skaitom, o paskui ten yra, kiek tai naudinga, ką aš galiu, nežinau, kaip tai galiu panaudoti ar panašiai. Aleksandra, tai tada grįžtu. Atrodo, kad tikrai galėtų žiniasklaida, ar ne, kol kas jau turinio kūrėjų sunkiau valdyti, bet žiniasklaida galėtų rašyti kuo daugiau gerų naujienų. Nu, nežinau, apie kultūrą, apie tai, kas gražaus nutiko, nes, nu, vat, žmonės, gal jiem tada būtų įdomu ir norėtų skaityti, gal čia tiesiog žiniasklaida labai mažai mums, nu, tos informacijos pateikia. Žinot, aš esu iš interneto, manęs neapgausit. Aš matau viską. Ką jūs skaitot, kiek laiko jūs skaitot, ar tik paklikinat ir išeinat, ar skaitot. Pavyzdžiui, aš darau labai retai, bet darau tokius geopolitinius ilgus interviu ir aš, pavyzdžiui, žiūriu ne tai, kiek paklikino, o kiek laiko skaitė. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus, jeigu aš matau, kad vidutinės skaitimo laikas 6 minutės, vadinasi, užkabino įdomų, skaito, skrolina. Tai žinot, kai man žmonės sako, aš visiškai užbūčiau, absoliučiai, kad žiniasklaida irgi turi, čia su savo studentais amžiną diskusiją turiu, ar mes turim nusileisti iki auditorijos lygio, ar kaip tik tempti auditoriją į viršų, nes, nu, jeigu žiūrėtumėm žiniasklaidą, visko yra, visokio turinio tikrai. Tai tikrai žmonės sako, mums reikia daugiau kultūros, nu ką jūs apie tą Sygelį rašot, mes nerašom, bet kiti rašo. Nu kiek, bet skaičiai tai nemeluoja, nu skaitot jūs apie tą Sygelį ir ten jau 58 tekstas apie skyrybas ir vis tiek skaitot. Tai jeigu jums, pavyzdžiui, aš jums tokį tipsą duosiu, jeigu koks portalas žiauriai daug rašo apie kažką ir jums atrodo, nu kiek galima apie tą patį rašytą, ne, būna taip. Nu tai skaito žmonės, jiem įdomu, lenda ir dar komentuoja, nes čia labai svarbu ir taip toliau. Tai nu apskritai, ta žiniasklaida yra labai įvairi ir mes, aišku, mūsų yra ta klasikinė prasme. Mūsų kaip ir darbas, vat, kai mane mokė amžiną atilsį Romas Sakadolskis, jisai sakydavo, kad jūsų darbas yra, vat, jūs einat į mišką, matot miške šiukšlių krūvą, ir va, rodot, va, šiukšlių krūva, kažką darom su ta šiukšlių krūva, o jau visų kitų darbas ją sutvarkyti, tarnybų, ten politikų ir taip toliau. Mūsų darbas rėkti apie tai, kas yra negerai, iškelt į paviršių, rodyt, žiūrėkit, tas neveikia, anas neveikia, čia ten kažką nuskriaudė, dar kažką, nu, kitaip tariant, mes turim būti paprasto tokio žmogaus pusėje, ne, kuris pats galbūt neturi tiek įrankių apsiginti, ten, nežinau, prieš institucijas ar kažką. Ir kartais geriau pavyksta tą misiją atlikti, kartais blogiau, bet taip ir gaunasi, kad tada atrodo, kad, nu, žiniasklaida labai negatyvi, nu, nuolat tik apie problemas ir kalba, nes, žinot, jeigu mes pradėsim rašyti apie tai, kaip faina ir gražu, tai mes tokią PR kontorėlę pavirsim. Tai, nu, mes nenorim to, nes vis tiek turi būti kažkas tas bjaurus, kuris ateina ir sako, šiukšlės. Tai kas dabar jas rinks? Tai kaip pas mane studentai ateina ir aš jų klausiu, kodėl stojat žurnalistiką, kodėl pasirinkot, sako, aš noriu būti žvaigždė. O. Ir aš sakau, žinokit, ne čia įstojat. Sakau, eikit į dainavimą, ten, nežinau, šokį. Sakau, nes jeigu jūs būsit žurnalistas, jūs visi heitins ir nekes ir sakys, čia šitas, kodėl jūs čia nuolat kelia triukšmą ir lenda visur. Ir, va, pavyzdys, Palucko istorija. Matėt, kiek heito ant žiniasklaidos buvo? Nu, pasirodo, žurnalistai kalti, kad premjeras uodegų turi. Tai mes jau esame įpratę, kad mes nuolat dėl visko kalti, bet tai nereiškia, kad mes nerašom tų gerų istorijų. Mes rašom, vat pareklamuosiu irgi LRT portalą, turim tokią rubriką Džiugina, ten tik geros naujienos. Tai jeigu vat norit
pasigerinti savo nuotaiką, eikit į Džiuginą, ten yra apie mūsų vaikų pasiekimus, apie Lietuvos pasiekimus, tikrai labai tokia rinktinės naujienos ir mes būtent tą rubriką ir sukūrėm dėl to, kad žinom, kad yra žmonių, kurie tas vadinamasis news avoidance, tai yra išjungia iš viso, nieko nebeskaito, nes per daug negatyvo. Tai va, skaitykit Džiuginą. Taip, Pauliau. Apie tą parodymą, kur yra šiukšlių krūva, tai viskas taip, bet man atrodo svarbu dar turėti omeny vis tiek nerealu turėti tokį visiškai neutralų veidrodį. Tai aš čia vėl savo temą, kurią išmanau, pasiremsiu. Pavyzdžiui, Lietuvoje jaunų žmonių savižudybės yra ganėtinai retas dalykas, ačiū Dievui. Bet jeigu mes žiūrėsime žiniasklaidą, tai atrodys, kad jauni žmonės yra tie, kurie dažniausiai žudosi. Bet iš tikrųjų jauni žmonės žudosi keliasdešimt kartų rečiau negu pagyvenę žmonės. Ir mes turbūt niekada nepamatom tų žinučių, kad šiandien, nežinau, gal įvyko 5 pagyvenusių žmonių savižudybės, bet jeigu kartą per, nežinau, 3 mėnesius vieno jauno žmogaus savižudybę mes apie tai perskaitysim labai daug. Ir vėlgi tam yra, tas mus ten mažiau jaudina, čia labiau jaudina ir tas labiau atkreipia dėmesį ir panašiai. Bet man atrodo, bet kokį turinį vartojant, tą svarbu suprasti, kad vis tiek nėra taip, kad jūs eidami pro tą mišką matot visas šiukšlių krūvas ir per visas jos ten jau pūva lapai metus laiko, bet ten dzin. Todėl jūs reikalingi visi tie, kurie jūs man rašykit ne dėl to, kad Aleksandra, ar čia tiesa? Ne, jūs rašykit, kur matot tas šiukšlių krūvas, atkreipkit dėmesį, nes mes tikrai ne viską matom, jūs labai teisingai sakot. Super, laikas labai greitai bėga, aš buvau susitikus su kiekvienu iš diskusijų dalyvių atskirai, tai ten po valandą truko, tai mes tikrai dar porą valandų galėtume kalbėti, bet tada, jeigu turėsit klausimų, tikrai paliksim keletą minučių, bet po paskutinį tokį, nežinau, rekomendaciją, patarimą galbūt iš diskusijos dalyvių, tai jeigu apie tą išprotėjimą, neišprotėjimą, apie tą naujienų srautą, jeigu reikėtų duoti patarimą to klausimu, tai kaip padaryti, kad mes patys nekurtume, ar ne, to nerimo, tvarkingai elgdamiesi, nežinau, su naujienomis, su informacija, tai ką reiktų daryti arba ko nedaryti? Labai trumpą turiu. Pasirūpinkit, kad ne informacijos rautas jūs kontroliuotumėt savo informacijos rautą. O kaip jūs tą padarysit, tai ką žinau, čia jūsų reikalas. Taip. Aš tik tai gal paantrinsiu savo bendravardžiui. Jo, ir kaip jūs tai padarysit, tai tikriausiai, kad bent jau pabandykite išnaudoti visas esamas techninės galimybės ir funkcijas, ką leidžia padaryti tam tikrai, vadinkime, ar socialiniai tinklai, ar jūsų prietaisai, ar naujienų portalai ir taip toliau ir panašiai. Tai vėlgi, kas kur galit, kur negalit, išsijunkit pranešimus, kur reikia, kur nereikia, juos pasilikite, tam tikrus socialinius tinklus naudokite kaip informacijos šaltinį arba ne, bet ir nusiteikite tada, kad čia nerinksite, būtent tam socialiniam tinkle nerinksint kažkokių sensacionalistinių ten antraščių ir jo, tiesiog susikurkit ir per tuos įrankius, bent jau tokius, kokie jie yra, čia jau nebrendant į tą gilų loginio mąstymo ir čia GPT šaltinių ieškojimo tą visą brūdą nelendant, tai bent jau pradinę tą tokią naujienų higieną pasidarykite ir susikurkite kažkokį tai savo informacinį burbulą. Čia aš irgi turbūt tiesiog tą patį galėčiau padarti. Aš kol jūs kalbėjote 3 patarimus sugalvojau. Greitai 3. Taip, tai pirmas patarimas, neklikinkit ant nesąmonių. Jo, šitą reikėjo paminėti, kad tiesiog idiotiškų antraščių prašau įpraskrolinkit jas. Taip, tada antras patarimas, netingėkite, patikrinkit prieš spausdami share arba siūsdami man ar kažkam, kad ar čia tiesa, tiesiog patys pasitikrinkit. Ir trečias dalykas, man labai norisi tai pasakyti, žinokit, jeigu jūs neišreikšit nuomonės apie kažką, nieko nenutiks. Taip, tai man atrodo, čia verta aplodismentų, ar ne? Tai paplojam garsiai. Ačiū.
Ir man, Pasaulis žinot, nenustos kaip suktis. yra tas I have a dream. Aš turiu svajonę, kad žmonės pradėtų kalbėti tik apie tai, ką išmano. Nu tikrai, tikrai. Tai mes, krepšinio treneriai, po savaitės energetikos ekspertai, po savaitės ten geopolitikos ekspertai ir taip toliau. Nu pamastykit, gal nerašykit, jeigu galite. Tai va, mano tokie patarimai. Taip, ir taip nutiko, kad klausimam laiko neliko, bet kadangi mes juos žadėjom, tai jie patys kaltinės, jie tiek daug kalbėjo, ar ne? Nu tikrai aš mažai įsiterpdavau. Tai jie, manau, kad mūsų diskusijos dalyviai mielai lūptels, kai prašom, čia aplodismentai tuoj bus jums, bet kai išsijungs jau kameros, prieikite čia, arčiau scenos, ar ne? Ir tada tikrai manau, kad skirsim keletą minučių atsakyti klausimus. O šiandien... Jūs skubaikite sceną, ar ne? Pusvalandis, tai yra čia pertraukos, tai žinau, ką žadu. Ir aš tada noriu iš tikrųjų labai padėkoti už tokią gyvą diskusiją. Tai noriu padėkoti Aleksandrai, noriu padėkoti Pauliui, Pauldemiko ir kitam Pauliui. Tai ačiū už jūsų plojimus. Ir tikiuosi, kad išsinešite po vieną rekomendaciją ir patarimą, ką jūs galėtume padaryti. Tai arba neklikinti, arba nešėrinti, ar ne, arba tikrai suvaldyti savo informacijos srautą. Ir man atrodo, tikrai prisiminkim, kodėl apie tai šiandien kalbėjom. Netapkim tą nerimo visuomenę, tą įbaugintą visuomenę, kurią po to greitai pagauna melagienos ir propaganda, bet tiesiog labai tikiu, kad ir linkiu gal, ar ne, kad mūsų gyvenime būtų ne tų krizių daugiau, o va tokių smagių diskusijų. Tai ačiū labai, ačiū žiūrėjusiems, ačiū susirinkusiems, ačiū ir neišprotėkim.